Norėčiau pradėti Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Jis yra pasakęs, kad visa ko pradžia, man atrodo, yra ten toli, vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga. Tapdamas tėvu, žmogus nepasirašo sutarties, bet jo pareigos nematomų rašo aukštį. Yra straipsnis, kad tu turi remti savo vaiką, net jei daugiau niekas jo nepalaiko. Tai tu turi atstatyti tiltą, net jei pats vaikas jį sudegina. Daugelis iš mūsų tikriausiai nepažinome asmeniškai Drąsiaus, bet jo drąsa svartino. Mes tapome draugais, bendraminčiais, todėl visi mes ir esame čia. Yra kažkas tokio didingo, kažkas nepaaiškinamo, kad net nesitiki pagalvoti, kad mes visi tai Drąsiaus jėga, jo tikėjimas ir tikslas. Mes esame geriausia dovana jo gimimo dienos proga. Taip gera matyti tiek daug draugų. Tikrai manome, kad Drąsius būtų buvęs laimingas žinodamas, kad yra tiek daug juo tikinčių. Ir tai bus liūdnas atsisveikinimo laiškas tarp Drąsių, bet skirtas Drąsiui. Išėjau ten, kur jūs neieškosit, kur nepasieksit jūs manęs, kur laikrodžiai man vis atrodys gražias likimo minutės. Išėjau ten, kur jūs nerasit, kur nepasieks nauja diena, ten, kur negrįš margieji paukščiai, kur būsiu vienas aš. Išeisiu ten, kur nesuprasit, kodėl čia liūdna ir nyku. Į dangų vėl rankas iškelsit, suprasit, kad jumis tikiu. Atėjus čia iš taip aukštai, mačiau aš jūsų ašaras kaip lietų, o mums kartu juk reikia tiek mažai, tik tiek, kad jūs manim tikėtumėte. Ir mes norėtumėm iš Vilniaus perduoti nuo visų žmonių, kurie negalėjo atvykti kartu su mumis, sveikinimo gėles kaip pagarbos ženklą krikšto mamai Audroniai, kuri tikrai auklėjo, padėjo. Ačiū visokiai. Ačiū Vilniečiams. Dabar pasisakys atkuriamojo Seimo deputatė, teisės mokslų daktarė Rūta Gajauskaitė. Kedžio kelias nueitas. Jūs visi įvykęs. Garsiau! Naujas etapas. Kedžio sesers etapas. Noriu, kad žinotumėte, kokiom rožėmis eikvėtas. Tiksliau, kokiais didžiais. Tikriausiai girdėjote, kad buvo svarstyta etikos ir prasmės komisijoje Venckienės veikla, padedant broliui teisėtais keliais teisėtų rezultatų siekti. Buvo išimtas jos kompiuteris, laikmenos neteisėtai, ir paviešinta tai, kas ten buvo individualu neteisėtai. Na, šiek tiek pavartas, bet tingi su šitą darbelį, nežemintas lyg ir, bet nenubaustas taip, kaip turėtų būti, bet aš nebetingi. Čia praėjęs etapas. Aš noriu pakalbėti apie tai, kas laukia toliau. Ir šito Kedžio kelio visų rėmėjų, kokie laukia ateity mūšiai ir kokie dar keliai, keliai ir vingiai. Venckienė apsvarstė, ten visokių buvo prirašyta daug epizodų, iš jų 4 ar kiek ten atkrito, nes buvo ne iš piršto laužti, bet 2 pasirodė tai komisijai visiškai taip tai tinkami. Tai pirmas punktas, kad jinai su visuomenė bendrauja viešai per spaudą, tai yra demokratijos principais naudojasi. Ir antra, kad jinai rašė, padėjo Kedžiui broliui, tai yra teisėtai tuos visus dokumentus ruošti, o prie savo ruošimo juodraščių lietuviškai žodžiais vadino tos, kuriuos ir reikia taip vadinti. Šios dienos laikraštyje Laisvam yra mano straipsnis, kuriame aš ir parašiau, ir tik matė tokį pavadinimą,
noriu kalbėti apie tai, kas laukia jos. O laukia štai, reiškia, yra institucija tokia kaip Teisėjų taryba, kurios paruošiamasis buvo darbas atliktas va štai komisijai, reikėtų sakyti, tik mat, ir kurioje buvo nustatyta, kad jau yra tikimybė, yra tam tikrų požymių, kad galbūt Venckienė nusižengė. Tai reikia labai sukoncentruoti tuos visus pliurpaliukus ir pasakyti už ką. Už viešumą, ir jos buvo 4 kartus paklausta, tai tu ir toliau kalbėsi su žiniasklaida, tu ir toliau su žurnalistais, ne su tais, su gairiami leidžia, bet vat su kitais, kurie teisybę rodo ir visiškai kitą versiją, ne tą, kuri oficialioji plūduriavo visuomenėje. Ir Venckienė pasakė taip, naudosios demokratijos visais principais ir galimybėmis. Ir kad reiškia ir toliau ruoštos dokumentus. Tai reikia pasakyti, kad dokumentų teisėtumas paruoštų Venckienės ir pasirašytų Kedžio. 56 buvo apsvarstyti Seime ir buvo nuspręsta, kad teisingai ten buvo parašyta. 56 pažeidimai proceso kodekso, o juk tik teisėtais keliais teisybė yra nustatoma. Reiškia, Seimas pripažino, nubalsavo. Bet tame Seime šitą pažymą apie Kedžio, reiškia, pareiškimus, tos lygių teisėtumą, pagrįstumą, ruošė tokia irgi komisija, vos ne tik mat, bet ne ta, o, reiškia, Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, kurio vadovas yra Šedbaras. Nu, Šedbarą tai jūs tikriausiai žinot, ar ne? Nuo Adamkaus dvokiančių šlepečių. Jos dvokia ir dabar, kai jau pradėjo ryškėti, kokiem ir už ką KGBistam išdavinėjo medalius, pilietybės, apie 900 tokių yra. Va čia, kai išryškins tą dieną, tai paskui bus antras Šapkajus Kalmanovičius, kur gavo ir pilietybę ir apdovanojimą. Paskui bus toliau iki tai, kad 5-metis vaikas ir tas buvo pasirodo. Nusipelnęs Lietuvai buvo suteikta pilietybė. Tai čia dar to šlepetės dvoks ilgai pakol 900 išnagrinės visų tų atvejų. Bet aš kalbu ne apie Adamkų šlepetės, o kalbu apie tų šlepečių, reiškia, ganytojų. Tai yra Šedbara. Jis dabar yra Teisės komiteto šitos pirmininkas. Tai prirašęs didžiausią pažymą, visgi prirašęs ten 26 puslapius, tai juose pamiršo 2 žodelių. Tai nustatė, kad prokurorai visgi pažeidė ir pažeidė, ir buvo nekompetentingai nekvalifikuoti, ir aplaidžiai, ir vilkino. Tai 2 žodelių, kad juos reikia išeliminuoti ir nubausti, nu nerado vietos, arba jis tikriausiai žmogus užmiršo. Aš taip manyčiau. Taigi, tie prokurorai, kurie mano nuomonė ir dokumentus išnagrinėjus gilių įsitikinimų yra pedofilų bendrininkai, pradedant Čirinskaitę šičia Betingių ir baigiant tenai Valantinų, o dabar jau ir ten dar kažkokiu, kurie prisidėjo prie šitos bylos, jie yra bendrininkai, nes jie dengia ir toliau dengs tikriausiai pedofilų planą, kurį va šitaip užkabino teisėtai ir teisingai teisininkų šeima. Reiškia, šiandien, kai jis jau praeitį, nors mes dar jo gedime, ir jo liūdi šeima, ir jo lygas visą savo gyvenimą mažoji mergaitė, bet dabar ant kabliuko šitos neteisingos teisėtvarkos ir teisėsaugininkų jau kabo Venckienė. Kad žinotume, pirmas etapas praėjo sklandžiai. Irgi šitoj etikmat komisijoje Teisėjų tarybos sukurtai pirmininkaujant kitam SSM, tai Stasys Šedbaras, o čia Stasys Stačiokas, nusprendė tauta, traukti ją reikia drausminę atsakomybę. Todėl pasinagrinėkime, kas čia taip svarstė. Tiesą pasakys, teisėjai, tai yra tokio aukšto lygio mūsų pareigūnai, kuriem suteikiama teisė spręsti kitų žmonių ginčus, nusikaltimus, ir visokius kitokius, reiškia, tokius labai skaudžius dalykus. Reiškia, jie turi turėti didelį pasitikėjimą. O kad tie teisėjai nenueitų iš kelio, reiškia, yra sukurta jiems atstovaujantį aukštesniųjų organizacijų Teisėjų taryba, kurioje specialus padalinys teisėjų etikos ir drausmės komisija. Tai turėtų išvis būti krikštolinė. Žiūrim į tą krikštolą, kaip jis blizga. Tai vat pirmininkas yra Stasys Stačiokas, kuris apie 60 metus labai sėkmingai sutvarkė Vilniaus universiteto studentus, kurie tuo metu kraštotyros priedangą patinai brazdėjo. Brazdėjo, ką žinote, galima pasakyti, nes tas brazdėjimas čia Kaune pasibaigė Kalantos susideginimu. Tai buvo judėjimas. Ir tai
buvo judėjimas stiprus, didelis jaunų žmonių. Tai va, šitas jaunolėlis, stačiukėlis kažkaip tai labai gražiai, nu, aš jau kaip ta Seimo narė dabar, ten kur sakė, jeigu būčiau ne moteris, tai pasakyčiau, kad kažkur koks ten kažkoks ten šūdžius ar kaip. Tai man nėra kaip sakyti, nes aš ne Seimo narė, bet